Arogantiška, kad, žinai, aš per daug myliu save, kad aš save taip kankinčiau, žinai, 10 metų dirbu nekenčiamą darbą, gyvenu su nemylimu vyru ir ten dar kažką, nežinau, nesugalvoju, ne, ir ten I hate my life. Nu, aš taip savo nedaryčiau. Neteisybė. Negaliu pakelti. Aš kai matau neteisybę, aš daug man net ašaros, sakys, sakau, kas tai. Negaliu, žinau, vadinti su kam sėdžiu. Persistengė 2 metus. Ir aš jau tikrai buvo labai arti perdegimo ribos. Klausimas, ar jos nebuvo perdegus, dabar sunku vertinti. Nes aš 2 metus ir pradėjau kurti prekinį ženklą ir turiu labai daug klientų. Mano bookingai buvo 1,5 metų į priekį, po 2 klientus per dieną. Žiūrėk, man atsikeli ryte su tokia virpančia širdim, nes aš suvokiu, kad... Ateikit susipažinti su visais, visi. Šiaip aš tarp kitko vakar renginį... Išpirkai batukus? Ne, aš vakar renginį pirmą kartą, mangi koja buvo lūžus. Man pasakoju. Prieš 1,5 metų ir aš užsidėjau pirmą kartą super aukštus. Tai tiesiog aš šiandien dar rytai sportuotėjau ir tiesiog koja sakė, žinau, gal užteks. Gal patinus biškė? Jo, patinus. Man iki dabar tinsta. Ir ne kitokios spalvos. Ir labai daug keistų visokių dalykų yra. Bet tu sportuoji normaliai ar tos kinezinius? Normaliai. Aš, pavyzdžiui, po lūžę turiu ribojimą, negaliu bėgati. Kaip ir visi skundžia. O gal vištas, ačiū Dievui, tu palygal jau galiu nebe. Žinai, mano draugai labai vieni organizuoja žygius. Per trenktūrą nusiperka, pavyzdžiui, ten Labanoro giriui po 25 km eiti. Ir jie mane vis kviesdavo ir man teoriniam lygmenį, man taip faina, aš taip norėčiau mėgti haikus. Nu ir aš tiesiog, man neišeina. Aš pradedu eiti ir... Ir tau atsibosta. Jo, ne tik, kad atsibosta, bet jo, šiaip labai teisingai sakai, ką tiek laiko veikt. Chill. Bet kur tiek laiko dėti savo mintis, ką tiek laiko galvot. Žinai? Nieko negalvot. Pasinaudot progą, nieko negalvot. Ugne, džys. Aš nemėgstu. Aš, man atrodo, turiu kažkokį tai, nenoriu čia savo diagnozę kliuoti, bet kažkokį pseudo ADHD tikrai turiu. Man visą laiką, žinai, reikia užimti smegenis. Aš, pavyzdžiui, prigaudavau save, kad einu ten tą trenktūro turą ir scrollinu. Ir nėra ryšio ir aš tokia... Nesąmonė čia kažkokia. Bet mes stiprintuvą kokį įsivesti kuprinę. Taip, aš 2 powerbankus turiu. Really? Nu, aš tiesiog tokia, aš esu chroniška online. Aš tikrai esu chroniška online. Mano, kaip vadinasi, tas screen time'as išaugo per kokius... Tada, kai man lūžo koja, labai išaugo. Dabar jis yra 5,5 valandos arba 6 per dieną. Paskaičiuok per metus. Aš nenoriu skaičiuoti, aš laiminga. Amazing, whatever works, no life. Tai gal dabar norėtum per telefoną parašyti, aš tau klausimus atsakysiu. Ne, jo. Ir sėdė ir tekstinamės. Gali haiku eiti, aš čia studijoje. Aš tekstinamės ir pasidarom. Taip. Nu, žodžiu, klausyk, mes čia plepam. Aš tik galvoju, kad reikia jau imti ir plepėti apie darbus. Jau tu nesupyk, jau pasirašyti ir pradėk. Teks. Labas visiems, žiūriu į savo kamerą. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad visiškai turim naują pradžią, bet tokią 100% gerai, 90% naują pradžią, nes už kamerų vis dar tie patys žmonės. Labas! Jie to pasirodys. Taip, mes jas pakviesim vis tiek, kad nors į kadrą, bet aš labai džiaugiuosi galėdama šiandien pasakyti, kad sėdime naujoje studijoje. Tik tai L studijoje, sėdime Ninel studijo, foto studijoje, dėjau kiek žodžių studiją, ne? Turi labai gražias erdvės, mes tik pamatėm, tiek daug šviesos, tik pamatėm, iškart pasakėm, einam, tinka. Nu ir didžiausia naujiena, kurią aš čia jau dabar noriu jums atidengti, tai yra... Ai, čia buvo uždegta. Žinoma, tai va. Agnė Gilytė. Kas nežino Agnės Gilytės, pakelkit rankas ir... Jie atėjo už kadro 2 vyrai kelia, žiūrėk. Telefonuose. Gerai, atleidžiam. Bet... Noriu labai pasidžiaugti, kad turim naują pradžią, kad už tos naujos pradžios vairo stovi tu. Vakar, atskleisim, kad vakar turėjome L Iconic Night, didžiąją mūsų madų savaitės kulminaciją, kur pasirodė 7 Lietuvos didžiausi dizaineriai ir turbūt mano manymu
šiuo metu verčiausi visų liaupsių. Aišku, yra krūvas kitų vertų, nusišnekėjau, neįsižeiskit, bet tai yra tie, kurie turbūt dabar labai dažniausiai žmonėm top of mind yra, ne? Tai va, tai Agne. Taip. Pasakyk, kodėl tu nusprendėjai pasakyti taip šitai avantūrai? Tai kaip atrodo, kad kažkas buvo parklaupęs su žiedu priešais mane. Ką pasakys taip ar ne? Tai, žinok, labai daug galiu tau papasakot, bet jeigu trumpai, aš labai mėgstu permainas. Labai. Man labai patinka naujumas. Man labai patinka eiti ten, kur dar nebuvau. Aš net būna kartais specialiai važiuoju pro kitur ten, kur važiuoju, nes aš turiu tą saldumo jausmą naujumo. Nežinau, mėgstu daiktus namuose keisti, mėgstu, tiesiog man patinka labai nauja ir man patinka kitaip. Ir aš pagalvojau, kad veikla, kurią užsiėmiau, jau nekito 7 metus. Ir tai buvo vienas iš argumentų, kodėl aš sutikau, nes manau, kad jau esu pasiruošusi daryti kažką naujo. Tai nereiškia, kad viena veikla keičia kitą, bet tiesiog, kad atėjo laikas ir galimybė naujai veiklai prisijungti prie mano samos. Ir ir tai atnešė jau dabar, jaučiu, kad nemažai pokyčio mano rutinai, nemažai pokyčio net ir manyje, aš manau, dėl to, kad aš atėjau labai jau susiformavusią komandą į gyvą kolektyvą. Aš esu naujokė, žinai. Taip. Ir jeigu atvirai, tai aš esu labai, beveik norėjau sakyti, nesu dirbusi samdomo darbo, bet meluočiau, esu šiek tiek dirbusi samdomo darbo, visą laiką aš samdydavau žmonės ir tebe samdau. Ir čia pasikeitė dinamika, man irgi labai yra įdomi patirtis. Tai va, tai dėl to, kad aš esu ta, kuri labai mėgstu permainas, labai mėgstu rinkti naujas patirtis. Ir čia dar viena nauja patirtis. Ir labai spalvota, ir labai kompleksiška. Labai daug pirmų kartų, jau vien per tos porą mėnesių, kol parengėm pirmąjį šitą numerį. Taip, tai klausyk, dabar mes grįšim tuoj pat prie tavo gyvenimo istorijos ir CV. Kaip samdoma darbuotoja galėsim papasakoti, ką veikia gyvenime. Bet papasakok apie šitą žurnalą kaip vyriausia redaktorė, apie šį numerį būtent, kuo rėmėsi, kaip apskritai tau šita patirtis pasirodė, ar jinai lengva, ar sunki, nes žurnalų verslas ir spaudos verslas yra visiškai kitoks nei internetas. Tu medžiagas paruoši mėnesių į priekį, kad jos būtų aktualios iki kito numerio, bet jos gyvos lieka visą, amžinybę, kol bus gyvas tas popierius. Tai papasakok, kaip tau atrodė šitas procesas, kokius iššūkius tu pamatei, kaip tu tos iššūkius galėjai išspręsti, nes jų buvo begalės. Žinai, man turbūt labai pasisekė, nes aš atėjau, kaip minėjau, jau susiformavusi kolektyvą ir visiškų profų komandą. Ir tai nebuvo, kad atėjau kurti kažko nuo nulio. Aš atėjau, žinai, prie bendro stalo su žmonėm, prie žmonių, kurie jau daug metų dirba leidyboje, daug metų redaguoja tekstus, galvoja turinį, dėlioja vizualiką, tvarko, nežinau, finansus, logistiką ir visus tus klausimus. Tai labiau aš tokia buvau pradžioje tokia lyg stebėtoja, kaip čia vyksta. Žinai, ne tik, kaip čia vyksta, bet kaip čia pas jūs viskas vyksta, nes kiekviena organizacija yra toks kaip gyvas organizmas. Aš esu dirbusi redaktorių nuo pirmas darbus, dar aš buvau ten, man atrodo, gal net 17 metų, gal 18, dirbau žurnalo redakcijai. Jeva buvo žurnalas tuo metu. Buvo Jeva, taip, ir aš dirbau ten pradžioj assistant of the assistant, bet sakai, vėliau pakalbėsim. Bet žodžiu, dirbau redakcijai, vieną aš dirbau mados redaktorė tenai. Tai aš įsivaizduoju, kaip veikia, žinai, žurnalas, kas yra pridavimas, kas yra išklotinės, kas yra maketas, kas yra lankas, kas yra atvartas ir taip toliau. Nebuvo, kad, žinai, visiškai žinai. Bet kita vertus, yra specifika, labiau, kad tai yra tarptautinė franšizė, tai yra labai daug rekomendacijų, guidelinesų, gal net ir taisyklėm būtų teisinga tai vadinti, nes mūsų užduotis ir misija, apart to, kad kurti naudingą ir fainai įdomų turinį, yra, atitikti tuos standartus, žinai, ir būti, aš taip gal drąsiai pasakysiu, bet ne prastesniems negu prancūzai ar mūsų kolegos, nežinau, ten italai, ispanai, vokiečiai ar italai. Jokio nedrasiai, mes tą įsipareigoję sutartį. Jeigu taip jau, aš taip bandžiau subtiliai, žinai, pasakyti. Taip. Jo, tai va šitas ir, žinai, procesas, viskas gimsta, matai, man atrodo, nuo žmonių, bet ir baigėsi, žinok, žmonėm. Man apskritai šitas ar verslas, ar veikla yra labai apie žmonės, nes žmonės sugalvoja temas, mes kartu susėdam prie bendro stalo, žmonės jas kuria, kalbėdami su kitais žmonėm ar pasitelkdami kitų žmonių patirtis.
žmonės jos skaito, tai man toks labai apie žmonės tai yra. Ir man buvo labai tas svarbus pirmas susitikimas tiek su komanda, kuri rengia žurnalą, tiek su komanda, kuri kuria tekstus ir turinį, ne? Ir kokie tai žmonės dirba, pažiūrėti jiem į akis, taip, ir ugnė, taip, žinai, kuo jie kvėpuoja, kuo jie gyvena. Ir buvo labai toks fainas pokalbis, žinai, kaip tu gyveni ir apie ką tu esi, nes kartais, kai dirbi, užsidirbi, yra netikėta netgi sustoti ir pagalvoti apie tai, tai ką aš čia veikiu šitam žurnale, ta gerąja prasme, žinai, arba, vapuso, aš tiek daug darau, žinai, arba, man patinka tokias temas labiau gvildenti, arba tokias pašnekovus kalbinti, arba čia yra mano stiprybė, tai apie tą visą procesą, apie iššūkius, kaip klausiai, tai, žinai, kiekvieną dieną atsitinka kažkas, bet visur atsitinka. Žinai, ir virtuvėje atsitinka, ir su vaikais atsitinka, ir su mylimuoju atsitinka, žurnale atsitinka. Tai aš kažkaip to nelinkusi sureikšminti, juo labiau, kad sakau, aš esu naujokė ir su kolegomis dinamika, jinai labai dinamiška ta dinamika. Taip. Žinai, būna ir pasiginčiam, būna ir nesusikalbam, nes vėlgi mes, žinai, naujai sukritę į tą patį puodą. Būna, žinai, ir daug laimės ir meilės momentų, ir high five, ir meilės žinučių. Tai labai gyva, labai gera. Tu girdėš, man atrodo, kad aš tikrai transliuoju positive vibes, nes, man patinka, man įdomu. Taip. Dabar pristatyk mūsų klausytojam ir žiūrovam. Taip, liepiu tau. Kviečiu tave pristatyti temą. Ir gal papasakok, kaip žmogus iš mados pasaulio, kodėl madoje rugsėjo mėnuo yra toks tiesiog žvėriškai svarbus. Matai, mados kalendorius tai visai, ką sukasi tuo pačiu ritmu visame pasaulyje. Ir net jeigu kur nors kitame pasaulio gale, tarkim, Australijoje yra kitas sezonas, bet tuo metu vis tiek jisai keičiasi. Ir ruduo yra tas laikas, kai yra sukuriamos svarbiausios ir stipriausios skirtingų prekinių ženklų ir mados namų kolekcijos, jos yra pristatomos. Ir tai yra metas, kai mes jau po vasaros išsipurtome smėlį iš batų ir nusidažome, žinai, saulės nudegintus galiukus ir vaikus apkerpam prieš mokyklą. Tai toks restarto laikas ir tas labai atsispindi ir mados pasaulyje. Tai man atrodo, kad, kaip mes ir kalbėjom prieš pokalbį, kad kaip gera, kad jau prasidėjo ruduo, nes tai yra laikas, kai toks, truputį liktai grįžti į save, į savo rutiną, apsičiupinėjai, ko trūksta, good excuse, geri nauji batai, žinai, ten, pasilgo savo švarko. Tai dėl to ir leidyboje, ir žurnaluose tai yra labai svarbus momentas, nes ir atsakingas momentas, nes mes pristatome tai, apie ką bus mūsų spintos, apie ką bus mūsų vitrinos ateinantį sezoną. Taip. Man tai atrodo, kad apskritai daug žmonių galbūt net nežino, kad žurnalų leidyboje egzistuoja tos tikros, niekur nerašytos, tiesiog seriai nusistovėjusios taisyklės, kad ten, žinai, koks nors ten, nežinau, balandžio mėnuo yra apie tvarumą visada, ten vasaris apie meilę, kur tai yra tarsi savaime paaiškinami dalykai, nes Valentino diena, o rugsėjais yra absoliučiai nauja pradžia viskam. Žinai, nauja pradžia sluoksniam, tendencijom. Mados namam, nes pažiūrėk, dabar per šiuos metus ir praėjusiu dar galiuką, praktiškai didžioji dauguma mūsų žinomiausių prekių ženklų ir tų mados namų turėjo rokiruotis. Susikeitė visi dizaineriai ir jie startuoja rugsėjį. Taip, ir noriu kaip įdėmėsi, kad apie tai Ugnė parašė labai įdomią medžiagą. Taip, tarp kitko, aš žinokit, labai įdomu, iš tikrųjų. Labai įdomu ir labai tiesiog viską paaiškino, nes man pačiai buvo labai įdomu. Aš žinau, kaip čia? Jo, vis mačiau, kad kažkas keitėsi, vis mačiau, kad kažkam čia kažkas atleistas, kažkas paleistas, kažkas išėjo, kažkas jau ten šildo kojas, žinai, naujoj vietoj. Ir man tiesiog natūraliai smalsumas labai kilo ir norėjau tiesiog dekonstruoti viską, išdėti ant stalo ir, žinai, linijos subraižyti. Taip. Šiaip per filmus, kur senovinius filmus rodavo, kaip, pavyzdžiui, detektyvai, pasidaro tokį kaip žemėlapį, kaip bordą ir tas susiūlais, vynioja sąsajas. Tai va, aš taip ir padariau. Jo, tai žinokit, kad rasit visą šitą dekonstrukciją. Taip. Visiems aišku viskas. Jo. Šiaip mūsų žurnale yra krūva įdomaus turinio. Jums leidus aš paimsiu pristatyti. Čia yra 4 garsiausios Lietuvos manekenės, tos antrosios tiksliau, kaip čia pavadinti tą kartą, senesnės kartos nei dabar, kad jos nebevaikšto podiumais. Jos yra pirmosios, nes tada, kai prasidėjo mada, kaip po tokia nepriklausoma Lietuvoje,
Tai jos ir, buvo tie pirmi veidai, žinai, kur demonstravo, kur rodė, kur... toks netgi buvo moteris, į kurias norėjusi lygiuotis kažkuria prasme. Ir plus tuo metu vyko, žinai, mados festivaliai, tokie kaip In Vogue, ir jos irgi jo tais podiumais, kūrėsi pirmosios mados agentūros. Tai labai smagus beje interviu yra su jom visom 4 ir jos, žinai, vėl jau jų lūpam, žinai, ir išminti šneka. Nėra, kad toksai, čia buvom, čia kažką veikiam tokių fainų ir įžvalgų ir tokių lyg patarimų. Man tai labai patiko, šitą dalios medžiaga tokia labai stipri ir aš labai norėjau, kad autorė būtų, kaip pasakyti, irgi iš tos kartos, kur kartu žinotų apie ką. Jo, kad nebūtų taip, kad, I have to Google this name, žinai, kad toks būtų, kad jinai pati būtų šalia buvus kažkuria prasme. Tai, iš tikrųjų tai labai įdomu, nes Renata Mikailionytė, mes visi žinom kaip manekenė ten, 6,0 milijonas grožio ilgakoja modelė. Taip ir ne, ir dabar jinai yra ten Statkevičiaus šou, ekskliuzyvinė, jinai niekam kitam nepasirašo, tik Juozui ten pravesti. Praveda, kur kas išeina, kas ten manekenės. Taip, čia yra tiesiog velniškas darbas, kuris suvaldo visą tą peklą, bet noriu to pačiu pasakyti, kad Renata Mikailionytė yra apželdintoja ir jinai mano draugės kiemą apželdino. Jo, mes sėdim kažkada balkoną, sakau, kaip gražiai čia, sako, čia Mikailionytė padarė. Good to know. Jo, tai va, tai tiesiog labai rekomenduoju apskritai paskaityti tą būtent interviu ir visus kitus. Čia yra tiek daug gero turinio, tendencijų irgi dekonstrukcija. Ir didžiulė medžiaga apie tendencijas, ir dar noriu papildyti, Ugne, aš tikrai esu taip, mes visi dirbantys žurnale esame labai vizualūs žmonės, natūralu, bet mes, ypač su kolegė Simona, juokiamės, kad mes tokios labai tekstinės, mes taip norim, kad tekstai būtų, žinai, ir įdomus, ir tokio gylio truputėlį, kad ne tik paviršim pačiupinėti, tai toks mes visai, žinai, tipo high five, kai medžiaga gaunasi faina, kai jinai įdomi, tokia sultinga, kur tu skaitai ir taip, žinai, dar duok, tai mano galva nemažai tokių medžiagų yra jau pirmam šitam. Yra, ir man asmeniškai pirštų grumoja mūsų kūrybos vadovas, kiek tu čia tų tekstų darysi. Ir aš visą laiką tokia, žinai, aš trumpinu, man tipo viskas okei, bet aš viduj padarius trumpą tekstą, aš jaučiuosi, negražiai pasakysiu, nedadirbus. Girdžiu tave. Atrodo kažkokia, nedadarius. Galėčiau kokį puslapėlį, taip dar prirašyti. Tai už ką jūs čia dabar? Girdžiu tave. Kam jūs čia mane samdat, žinai? Jo. Nors taip, vartojimas turinio tikrai trumpėja. Labai akivaizdžiai. Bet aš dar turiu tokios vilties ir net gal drąsos ir kaip priemu tokį kaip fainą, tokį flirtuojantį iššūkį, kad būtų faina grąžinti į madą tą skaitimo popieriaus, žinai, tą visą, žinai, tokį, tai yra laiko stabdymas, ta gerąja prasme. Žinai, kad atsiverti kokybišką tekstą su kokybišku vaizdiniu papildymu, yra wow. Taip, tiesiog įneri. Ir nemažai šitam irgi yra žurnale ne tik tai interviu, ne tik tai tendencijų, ne tik tai skirtingų pristatymų, tarkim, ir ten ką rengtis į ofisą ir panašiai, bet ir tokių esė tipo tekstų, kur tiesiog, žinai, kaip nedidelį knygos istoriją, tokia, žinai, skaitai, kur taip įneri, kaip tu sakei, ir mėgojas tiesiog. Taip. Aš dar labai noriu pasigirti vieną medžiagą, kurią labai rekomenduoju jo padaryti apie Vilniečius. Šitą gerą jo. Čia yra 3 Vilniečiai, kurie yra turbūt žinomi tik Vilniečiam ir mes pagalvojom, kad reikia juos pristatyti. Tu dabar reikia apie Kauniečius daryti. Tai dabar apie Kauniečius. Tai parašykit Kauniečiai man. Prisiduokit Ugniai, kad formuojat Kaunova. Taip, Vilniečius tai mes pažįstam. Žodžiu, čia yra medžiaga apie 3 Vilniečius, kaip minėjau. Vienas tai yra tas Instagrame gerai žinomas akauntas Soy Vilnius. Taip demonstruosiu. Jo veido nepamatysite, kaip žinia. Nepamatysit. Jis nori išlikti inkognito. Bet aš galiu pasakyti tokį faktą, kad aš su juo esu dirbusi ir aš pažįstu jį asmeniškai. Tai jeigu kas norite, susiekti detektyvą. Taip, ir darbo virtuviai aš esu lydėjus savo kolegę pirkt Soy Vilnius maišiuko. Tai prasme, turiu blatų. Jo, turiu blatų, tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra tokio įdomumo žmogus su labai tiesiog tokiu realistišku požiūriu į gyvenimą
Ir aš jo paklausiau, ar tu tiesiog esi geras stebėtas, ar tu tuom gyveni. Tai žinokit, jis tuo ir gyvena. Ir labai nesunku yra visą tai išskaityti ir žiūrėti. Antra Vilnietė yra Emilija Žukauskaitė, tapytoja, menininkė, didžėja, labai įdomi mergina. Beprotiškai dabar jos meno kūriniai madingiausiose vietose Vilniuje turi kabėti. Turi kabėti. Ir jeigu pasakyčiau, pamatysit žurnale kabo jos darbai, pamatysit, nueisit į kokią nors vietą ir suprasit, geras, Emilijos. Ir aišku, Habits savininkas. Bet žinau, kad nebus, kad čia kauniečiai sakys, kad jis Vilnietis. Jis Vilnietis. Nežinai, kaip čia pat. Jam Kaune tik tai pasisekė atsidaryti kepyklėlę, nes bankrutuojančią kepyklėlę nusipirko ir tada jau ten viską padarė. Bet jis yra OG Vilnietis. Nu gerai, klausyk, gana apie žurnalą. Noriu dabar pristatyti, kas čia mus šiandien vaišina. Ir mus šiandien vaišina True Dates. Tai yra mūsų draugai. Rodau. Ir tuoj papasakosiu, kas čia tokio yra. Aš tai noriu paragauti, čia yra sour cola. Žodžiu. Kolos skonio. Taip, datulės. Jeigu jūs svajojate apie saldainius, kuriuos galite valgyti be sąžinės graužaties, True Dates yra pats geriausias pasirinkimas tam. Tai yra datulės su saldainių skoniais, pavyzdžiui, riešutų, sviesto arba persiko. Ir jos yra ne tik skanios, bet ir kupinos įvairių naudingų medžiagų. Jos yra daug skaidulų, vitaminų, mineralų, antioksidantų ir netgi prebiotikų. Jose beje nėra pridėtinio cukraus. Jos yra veganiškos, be palmių aliejaus, nes palmių aliejus, beje, skaičiau, labai blogai odai yra ir akniai. Tai kas kenčiat nuo aknės, aš asmeniškai jums patariu vengti palmių aliejaus. Tai jose nėra. Čia yra labai daug įvairių gardžių skonių ir tai yra tikrai puikiai ir sveikesnė alternatyva visokiems saldumynam ir smaližiam, pavyzdžiui, kaip aš. Tikrai labai puikus reikalas. Aš, pavyzdžiui, beje, labai mėgstu datulės, pirku kilogramais visą laiką ir labai mėgstu dėti į avižinę košę ryte. Nežinau, ar tu esi tokį rodeo bandžiusi. Žiūrėk, aš atidarysiu mums pamėginti netgi. Kokį skonį išrinksi? Žinok, riešutų sviesto. Dievinu. Jau žinok, net celės kaupėsi. Paliksiu šiukšlių čia dabar, bet ir mes gausim dovanų. Ir, beje, pas mus Paul Demiko buvo praeitą sezoną laidoje atėjęs, negaliu atidaryti, įsivaizduoju. Teks kitą skonį imti. Tiesiog mano nogai negali šitą atidaryti. Gerai, imam kitą. Paimsiu atidaryti mum Sweet Peach. Gerai. Va. Persikų skonio. Sudarė. Važiuojam. Ar tu mėginsi? Mėginsiu. Įberk man. Arba duok pakelį, nežinau. Paimk. Jos kitos spalvos yra. Tokios. Realiai biškai kaip guminukas, bet datulė. O jau padengta? Ir čia be cukraus. Galiu? Aš daug sportuoju. Man gerai bus prieš sportą. Aš šiaip mėgstu labai, pas mus praeitoje laidoje, praėjusiam sezone, čia apsėdama, sakau, lankęs Paul Demiko ir jis sportininkas dabar. Tai jis labai šito brendo visokius batonėlius perka, jų galima įsigyti, tuoj pasakysiu kokiose vietose. Circle K, Orlen, Oulerex, MC, Gym Plus ir Vinotekui. Turėkite omeny, aš visai važiuodama jų batonėlius nusiperku Circle K, žiauriai gera alternatyva, nes labai daug baltymų ir labai skanus. Šį baltymų batonėlį yra labai neskanus, bet tobuli. Tai dabar pirksiu šitus. Ta prasme, realiai žiauriai skanu. Ta proga, kad jau pradėjom naują sezoną su viskuo nauju, kas tik įmanoma apart manęs, noriu jums pristatyti naują rubriką apie tendencijas ir šiaip stiliaus patarimus. Kadangi norim, kad šitas podcastas būtų labiausiai apie madą, kokį tik įmanoma čia dabar rasti YouTube'ai Lietuvos, serviruoju jums šiandien 3 tendencijas. Pirma tendencija, kurią turėtumėte rinkti šiam rudeniui, yra kailiai. Tai gali būti bet kokie kailiai. Gali būti pilni kailiniai, gali būti kailinės apykaklės, kailiniai porankiai, nežinau, ką tik tai dar galite įsivaizduoti. Taip pat galite rinktis kailinius batus, kepurės, jeigu esate pakankamai drąsus ir nebijot, kad kas nors, nežinau, kokia nors močiutė kažką jums pasakys. Drąsiai rinkitės
visokias kailinės detalės, pavyzdžiui, ant rankinukų kokius nors pakabukus arba apyrankės, netgi mačiau labai įdomių galima atrasti. Nes kailiai yra tendencija, kuri bus praktiškai ant kiekvieno, tiksliau jau buvo, net nebus, jau buvo ant kiekvieno podiumo Milane, Paryžiuje, Niujorke ir Londone ir visose kitose miestuose. Tai drąsiai nešiokite, jie gali būti ir netikri, ir tikri, jeigu jie yra vintažiniai, čia mano asmeninė rekomendacija, naujų tikrų kailių nepirkit. Gali būti skusti, gali būti garbanoti, gali būti pasišiaušę ir kokie tik tai norite. Tai nešiokit. Nu gerai, klausyk ir Agne. Taip. Noriu, kad tu man papasakotum, kaip tu jautiesi ne tik, kad po vakar dienos tokios intensyvios, tai visiems paskelbė, kas tu čia būsi dabar, ką tu čia darysi. Kaip tu jauties po šitą intensyvus mėnesį, nes nėra, kad tu tiesiog vieną dieną, dabar vakar paimi ir taip į redaktorę. Taip. Mes prie šito marinuomės ir dirbam jau kiek? Porą mėnesių. Porą mėnesių. Papasako, kaip tu jauties po šitų 2 mėnesių. Aš, žinoma, pirmas žodis atėjo galva tokia, įkvėpta iš tikrųjų. Nes aš gerai leidžiu laiką, man patinka, man yra įdomu. Aš kaip prieš tai, žinai, sakiau, aš toks esu žmonių žmogus. Ir man patinka, žinai, kad mes ir daug bendraujam ir aš tos tekstus gaunu paskaityti, paniurkit ir dar netgi, žinai, pajuokausiu, pažiūrėk, kažkam ir įdomu, ką aš apie jas galvoju, toks, žinai. Ir kaip viskas gimsta, dėliojasi į vaizdą, kaip kažkas, žinai, iliustruojasi piešiniais, kažkas nuotraukomis, kažkas dar kažkom kitu. Buvo labai įdomu dirbti, su kiekvienu žmogum dirbi vėlgi kitaip, nes, tarkim, nežinai, su vykdančiąją redaktorę, ten mes vienas temas aptarinėjom, ten su kūrybos vadovu kitas, ten kažkur diskutuojam, kažką, aš ir išmokstu kažką noriu, tai nebūtinai yra, žinai, grinai techniniai dalykai, tai galbūt dabar nesugalvoju, bet kažko galbūt nežinau, apie ką perskaičiau žurnale, man toks tai reiškia, žurnalas yra toksai, kad jis dar gali ir auginti, kas man yra labai svarbus dalykas ir netgi vienas iš prioritetų formuojant žurnalo turinį ir tą, aš kaip tęsiu žurnalo kryptį, bet ir kažkiek pridedu savo skonio. Tai jaučiuosi, žinau, gerai, tokia turinti energijos, man patinka ir man įdomu, man smalsu ir aš labai nuoširdžiai ir vakar per savo kalbą pasakiau ir prieš tai kolegoms sakiau, kad aš būsiu čia, kol ir man, ir jums bus įdomu. Taip. O žiūrėk, tu mados pasaulyje jau labai daug metų sukiesi. Taip. Ar tu kada nors gyvenime esi pagalvojus, kad norėtum būti žurnalo redaktorė? Vėlgi, pasikartosiu. Aš vakar apie tai truputėlį sakiau, bet, žinai, tai, kas buvo vakar, man toks blackoutas truputėlį yra, tiesiog buvo toks surreal ta naktis, tas vakaras. Bet kiek aš atsimenu iš to, ką aš sakiau, nes, tiesiog jaudulys buvo didžiulis. Man yra lengviau kalbėti valandas prieš kamerą, negu stovinčius tos 100 akių, kurie visi tave žiūri. Tai aš ir sakiau, kad aš pradžioje svajodama būti drabužių dizainerė, aš kitų protingų žmonių patarta, nes tikrai turėjau gebą rašyti ir kalbėti jau nuo ankstyvų dienų. Ir pasirinkau studijuoti žurnalistiką ir aš ten neįstojau, bet tai jau tokio tikslo vedina, kad aš noriu būti mados žurnalo redaktorė. Tai jau tada, kai man ten buvo, aš baigiau mokyklą 17, tai tada aš to norėjau. Bet mano keliai vedė, mano visi keliai apskritai karjeros, mane visi vedė į Kauną per Klaipėdą iš Vilniaus. Visi. Nei vieno nebuvo smooth, kažkai, pažiūrėjau, įstojau, baigiau, gavau diplomą, dirbu. Arba ten, žinai, susiradau darbą ir ten dirbu. Aš visą laiką per kažkur mane veda per aplinkelį. Bet finale matyti ateinu į tas vietas, kur turi ateiti tam subrendus, pasiruošus, rinkus tinkamą patirtį. Aš taip matau. O šiaip tai jau daug metų nebedirbi aktyviai stilistė, ar ne? Taip, kokie 5. Jo, tai kas tau buvo, pavyzdžiui, sunkiausia arba kas kėlė nerimą, kai tu pat priėmei tą sprendimą, kad, aš dabar būsiu nebe stilistė, o verslininkė. Ir aš persiorientuoju į tą poziciją. Jo, tai visų pirma, tai tos veiklos persidengė 2 metus. Ir aš jau tikrai buvo labai arti perdegimo ribos. Klausimas, ar jos nebuvo perdegus, dabar jau sunku vertinti. Nes aš 2 metus ir pradėjau kurti prekinį ženklą ir turiu labai daug klientų. Mano bookingai buvo 1,5 metų į priekį, po 2 klientus per dieną. Žiūrėk, man atsikeli ir ties tokia virpančia širdim, nes aš suvokiu, kad nesugalvojau įsiplanuoti, pavyzdžiui, atostogų ir aš 1,5 metų tiesiog turiu dabar dirbti. Ir tu visai kažko nepadaręs jauties, ne? Visada toks kaltas be kalties. Ir toks su tokiu, žinai, kaip būna kažkas vartlyk ir toj bus, kažkas negerai, bet čia viskas yra gerai, bet tas jausmas, tu gal
releitinį, nežinau. Aš kuo puikiausiai žinau šitą jausmą. Man buvo vienu metu, prisimenu dar, kai ėjom iš vieno žurnalo į kitą, buvo pauzė tokia ir man būdavo, aš po savo ofisinio darbo važiuodavau namo ir aš būdavau antiek įpratusi, kad aš kažką darysiu, dabar grįžus, ten reikia greičiau pasportuoti, nes reikės ten tą. Kad aš visai atrodydavo, kad ne, kažko nepadariau. Ir visą laiką toks kažkoks žiūri ten jo. Tau tiesiog raumuo jau įpratęs taip gyventi, jo. Tai labai sunku paleisti tokį. Toks lyg tykojimo, toks režimas, žinai, jo. Ir matai, kas atsitiko, apart to, kad tikrai buvo visko labai daug, plus reikia nepamiršti, kad tuo metu mano vaikai buvo labai maži. Aš turiu 2 vaikus, berniukus. Ir atsitiko, žinok, dovana, gal skambės kažkaip nelabai gerai, bet atsitiko COVID-as. Ir atsitiko COVID-as ir tada reikia labai aiškiai rinktis, ką aš veiksiu toliau. Ir kadangi stilisto darbo aš žinai, kūrybiškai gali viską išspręsti, bet nebuvo lengvos išeities, o aš jau jaučiausi prisirpus atsitraukti. Man buvo labai geras momentas tiesiog padėkoti klientėms ir pasakyti, kad, na, dėja, nebedirbsime toliau. Ir aš tau nemoku pasakyti, net jeigu aš labai mėgau savo darbą, aš buvau taip pavargus, maždaug, aš kaip, aš tau nemoku pasakyti, jau toks liberation toksai buvo, man žinau, wow! Tiesiog pat nuo tų žinučių parašė, man tiesiog, aš įkvėpiau, žinok, plačiau, aš tiesiog buvau matyti, jau, buvo laikas jau keisti, žinai. Ir tada labai stiprinėriau savo kapsulę, auginimą, plėtrą ir visą kitą. Tai nebuvo, kad aš per naktį tapau iš stilistės verslininkė, bet tiesiog tas persidengimas labai gražiai išsirišo COVID dėka. Jo. Žinai, dabar prieš pat mūsų dar podcastą pakalbėjom, kad El sugriovė tavo ramybę, kad buvai visiškai įpratusi, kad buvai įpratus jau ramiai gyventi. Tai ištroškai kažko naujo, ar kodėl priėmei tai? Nenorėjai tą ramybę toliau mėgautis? Tai keli čia yra aspektai. Pirmas, jau kapsulėje jau yra susiformavęs kolektyvas, kur aš labai pasitikiu, kuris auga ne 1 metus, kapsulė 7 metai. Ir viską, žinai, negali sakyti, kad be manęs neveiktų arba, žinai, ten geriau ar blogiau veiktų, bet tiesiog, žinai, aš turiu ten savo stiprią rolę, bet kita vertus yra komanda ir mechanizmas, kuris veikia ir eina į priekį. Tai man sukurdavo galimybę, žinai, ir, kaip tu sakai, ir sportuoti, aš tikrai labai daug keliauju ir labai daug laiko skiriu savo ir ilsiuosi. Va to jausmo virpančio jau nebuvo mano gyvenime ne 1 metus, to tokio nerimo, tokio lyg kažko, kaip sakai, nedadariau, ar nebebuvo mano gyvenime. Ir kai šast va taip pat per naktį atėjo Elė į mano gyvenimą, tai ir Tadas, direktorius, man ir klausė, sako, Agner, kaip tu gyveni, aš pat papasakau, sako, aš tau va, ir turiu tą pasiūlymą, Tadai nepyk, jeigu nepacituosiu, bet mintį tik perpasakosiu, kad ar tu sutinki tą savo ramybę mainyti į šitą? Nes tai visiškai buvo apie tai, čia nebuvo klausimas, ar žinai, atsisakau kažkokių kitų savo veiklų, bet tiesiog aš jau turėjau erdvės, kurią galiu kažkam duoti ir rezimuojant, kad aš tikiu labai, kad mes augam tada, kai, kaip raumuo džime, jis auga tada, kai jis plyšta, ne? Jis auga tada, kai plyšta? Aš taip suprantu, kad raumuo tipo plyšta. Ir tada jis įtrūksta. Taip, tu gal taip dramiškai pasakiau. Žinok. Tu gal kaip sportininkė gal. Bet kad turi įvykti pokytis, trukimas, tai tas plyšimas gal žodis per stiprus, atsiprašau. Nekvieskit greitosios, nieks neplyša. Nuplyša jau. Žiūrėk, net nusubirėjo telefoną. Tai lygiai taip pat ir žmogus, žinai, kad per pokytį, per diskomfortą, per išėjimą iš komforto zonos mes augom. O man smagu, man patinka, man įdomu, aš domiuosi tais dalykais. Tai taip, aš absoliučiai išėjau iš komforto zonos ir dabar aš jau turiu dar labiau viskas planuoti, kad viskas spėti, nes aš atsisakyti dalykų, tai irgi nenoriu. Taip. Ne? Tai gal... Tai va, į sodybą ir važiuosiu dabar. Grįžtame į tendencijų rubrikėlę ir noriu pristatyti jums antrą rudens tendenciją ir ji yra balioninės kelnės. Labai nišinė tendencija, tiks ne visiems ir patiks tikrai ne visiems, greičiausiai nepatiks jūsų vyram, nes jiems patinka tik skinny džinsai. Bet jeigu esate pakankamai drąsios ir norite kažko naujo šiam rudeniui, ieškokite baliono formos kelnių. Jas nešiokite su kažkokiu trumpintu arba siauresniu viršumi, todėl kad tai tiesiog atvers jūsų siluetą. Tai gali būti ir džinsai, ir medvilninės kelnės, ir netgi gali būti tokios sintetinės pasišiaušusios striukinės medžiagos kelnės. Labai įdomi tendencija, sakyčiau, vėl
tiks ne visiems, bet kam tiks, pripažinti. Klausyk, o tu kad nors esi turėjęs imposterio sindromą? Taip, aš nežinau, ar galiu sakyti būtuoju laiku net. Jo, nes mano galva žmonės, kurie yra talentingi, tie žmonės, kurie daug daro, tie žmonės, kurie yra dideliam judėjime, aš negaliu absoliutinti, aš nesu specialistė, bet man atrodo, jie dažnai tą turi ir ypač, kai daro tai, ką mėgsta ir kas lengvai gaunasi. Nes man viskas gaunasi palyginus labai lengvai. Ir kai tu lengvai gauni, nesvarbu, ar tai yra darbai, užsakymai, pasiūlymai, bet tas pats pasiūlymas ar nedirbti, pinigai, kontaktai, nežinau, belenkas komplimentai, nu tai tada tu tai pradedi dvejoti, kada čia to išryškins, kad aš iš tikrųjų ne visai tokia awesome, kaip jie galvoja. Man atrodo, kad tai ateina dažniausiai tiem žmonėm, kurie eina lengvai per gyvenimą, ir aš tikrai lengvai per gyvenimą. Geras. Jo, nes yra žmonių, kurie... Turiu per struggle, jau ten sunku dirbau, kas jau dariau, tai tada nusipelniau. Jo, žinai, gauni viską, bet per kraują. Taip. Jo. O kai gauni easy, tada mano galva čia ateina imposterio. Okay. O tau yra, kad koks nors buvęs gyvenimo karjeros etapas, kurio tu nekartotum, gailies, kad tai įvyko, ar kažkaip nenori, ar taip negera prisiminti? Galbūt labiau pavieni epizodai, situacijos ar momentai, kažkokie galbūt projektai, klientai, užsakymai, bet nesritis ir ne etapai tikrai. O jo labiau, kad aš tikrai nesirinkčiau likti ten, kur man yra blogai. Aš tikrai, nors ar nėra labai, kaip čia įprasta, gal koks žodis pasakyti, gal dažnai jisai skamba arogantiška, kad, žinai, aš per daug myliu save, kad aš save taip kankinčiau, žinai, 10 metų dirbu nekenčiamą darbą, gyvenu su nemylimu vyru ir ten dar kažką, nežinau, nesugalvoju, ne? Ir ten I hate my life. Nu, aš taip savo nedaryčiau. Tai jeigu ir papuolu į situaciją, kur man nefaina, tai aš stengiuosi iš jos išeiti arba ją išspręsti, arba dar kažkaip dėlioti. Tai labiau gal apie pavienius klientus, bet negaliu pasakyti etapų. Gal buvo vien sunkesnių etapų, kai buvo, vėlgi, ką jau minėjau, ir vaikai maži, ir verslas pradėjo augti, ir vyras labai daug dirbo, tai ta visa dinamika, bet aš nežinau nei vienos šeimos, kuri to nepraeina, nes tiesiog yra vaikai mažiai ir jie serga, ir auga verslai, ir karjera, tiesiog tai būna. O dabar aš jau kvepuoju, nes mano bernai yra dideli, nėra labai dideli, bet jau dideli. Kiek jam? 9-12, 2. Nu tai dideli? Nu dideli. Viskas jau už 5 minučių gėda bus. Duot pinigų, uždaryk duris. Jo, jau vienam gėdau, nesifotkina viskas. Sėkmės, mam. Iki, aš einu. Jo. Bet tu kažkada gyvenimo metu, kaip žmogus, turi priimti sprendimą vis tiek, kuria linkme tu eisi. Tu, kaip suprantu, gana anksti priėmei sprendimą, kad būsi mados pasaulyje. Jame yra, kaip žinia, labai daug subtilybių, labai daug politikos, labai daug užkulisio. Tau kada nors, kaip pasakyti, yra tekę mokytis būti tose subtilybėse ir jas išmokti toleruoti, ar kaip tu su tuo gyvenai? Nes aš, pavyzdžiui, dabar, aš sakyčiau, kad aš visai supratau, kaip veikia tas pasaulis. Tu tiesiog, išmoksti jame būti, bet yra žmonių, kuriem tiesiog kažkaip netinka tas tempas, visi šitie tokie iššūkiai, dalykai. Lietuvos mados pasaulis, tikiu, yra visiškai kitoks negu ten, tarkim, koks Paryžiaus, žinai, kur ten yra labai didžiuliai pinigai ir labai didžiulės asmenybės, bet mes irgi turime asmenybių. Tai tau teko mokytis, pavyzdžiui, kaip gyventi su šitu pasauliu, ar ne? Taip, per savo nuogą uodegą. Vienintelis būdas. Tai aš matai, vaikas būdama, aš esu žaragis, gal tai yra apie tai, bet gal ir nebūtina to velti, bet man yra viskas gyvenime labai aišku. Man aišku, ko aš noriu, aš maždaug suprantu, kaip ten ateiti ir aš darimo būdu tą padarau. Ir jeigu ten nugriūnu, nusilaužiu dantį, nusilaužiu kulniuką, tai nusipurti ir toliau eini. Aš kažkaip tokia esu duerė ir tokia aš turiu tos kantrybės aš neturiu, nors jai turiu kantrybės. Nekantrybės, tokio gal užsispyrimo, gal tokio nuoseklumo tokio, kad jeigu noriu, galiu papasakot pokštą iš vaikystės, mama man pasakoja, žinai, sako, Agnė sako, jūs kieme, pavyzdžiui, žaisdavot mokyklą, ne? Ir tarkim ten visi mokiniai, aš mokytoja. Jis sako, aš einu pro šalį, girdžiu, žinai, viena mergaitė sako, ir aš duodu darbą, žodžiu, rašykit kontrolinį dabar visi. Viena mergaitė sako, tai kas bus, jeigu blogai parašysiu? Mano atsakymas, kas bus, 2 gausi. Viskas labai paprasta yra. Viskas aiškus, tai taip, 2 gausi. Tai ir gyvenime, žinok, taip yra, ir aš jeigu noriu,
Ir galbūt kažkam tai gali būti ir nepatogu, bet jeigu aš noriu, tai ne tai, kad tu man turi tai duoti, bet aš pasiimsiu tai, ko aš noriu, nežinau, dirbdama, stengdamasi, gali būti, kad kartais reikės ir stipriai paprakaituoti, bet turbūt tai yra viena iš savybių, kurios padeda išgyventi ir susidėlioti tą, nežinau, ar karjerą čia gali vadinau, žodžiu, gyvenimą tą mados pasaulyje, žinai. O ko tave apskritai išmokė buvimas tiek metų mados ir pramogų versle? Kad visi, žinok, žmonės gale dienos vis tiek yra žmonės. Nu, aplink mane yra tik geri žmonės. Gali būti kvailos, blogos, nepatogios, nemalonios situacijos, bet žmonės vis tiek yra geri, žinok, aš labai to tikiu ir man niekada neatsitinka, ir aš esu tikra, kad ir neatsitiks kitaip. Ir ką tu gali bandyti, nu, pavyzdžiui, aš kai dirbdavau, tarkim, stilistė, nežinau, labai žinomų žmonių Lietuvoje, ar ne, tarkim, dirbu televizijose, tai arba žurnaluose, tose pačiuose, žinai. Ir kai tu į žmogų eini su paprastumu, net jeigu jis ateina su savo labai didžiulę, nežinau, asmenybę, pozą, požiūrį, aroganciją, nu, visokių žmonių, žinai, yra. Bet kai tu eini su tokiu paprastumu, aš tiesiog atėjau tam, kad tu būtum gražus, aš tau ne priešas. Tai žmonės irgi nusiginkluoja, bet tie, kurie ateina su poza, kad žiūrėk, čia aš dabar čia labai madingas stilistė ir tave čia aprengsiu ir pamokysiu gyventi, nu, tai tu irgi atitinkamai gausi. Tai va, su tokiu paprastu atvirumu, šiluma ir aš kažkaip taip vėlgi su lengvumu, žinok, va taip ir einu. Jo. Bet apskritai buvai tokia viena pirmesnių garsių stilistų Lietuvoje, ne? Dėl to garsių nežinau, gal jo, bet aš apskritai viena pirmųjų buvau, nes aš tą darbą pradėjau dirbti, man buvo pirmas darbas. Aš atėjau dirbti pas Evą Tombak ir Viktorą Tombak, kai Evą žurnalą. Nu tiesiog, aš buvau mokyklą baigęs vaikas, studijuojantis lietuvių filologiją Vilniaus universitete, bet aš taip norėjau. Ir jie manim patikėjo, ir jie mane paėmė. Nu, ir aš ten pradžioje literaliai maišus nešiau paskui žmogų, kuris darydavo fotosesijas. Po to po truputį ir tapau mados redaktorė, tapau stilistė. Tokio žodžio kaip stilistas nebuvo. O kaip vadino? Mados redaktorium vadindavo. Ir viskas, ne? Aprengėjas. Aprengėjas. Nu tai va, žinok, viskas ten keitėsi, žmonės keitėsi, aš likau, po to aš išvažiavau studijuoti į Italiją. Tai tas toks, supranti, ir ypač, žinai, ko dar žurnalai, man atrodo, ir žurnaluose dirbantys žmonės komandos buvo, kurie dirba su drabužiais. Bet kas, pavyzdžiui, rengtų žmonės gyvenimui arba tvarkytų spintas, nu aš tikrai nebuvau girdėjęs. Nu, matai, jo, pinigų mažai kas turėjo. Nu tai va. Turbūt. Tai kažkaip su spintologijos išleidimu, mano pirmos knygos, nu va, taip va, dar šita kryptis nauja tada atsirado. Ir aš supratau, kad man tai yra įdomiau. Man įdomiau yra aprengti gyvą žmogų, va, įsėdi ugnė, jinai ten yra apie tai, arba aš ją taip matau, arba jinai nori būti tokia, arba ten tada. Ir mes ieškom, žinai, sprendimų. Neretai čia atsistoja šalia sesė psichologija. Ir man tai yra įdomiau negu, tarkim, šiandien. Tada buvo kitaip, žinai, galbūt ten rengti žmonės, nežinau, scenai, šou, teatrui, glamūrą. Jo, tai yra labai daug žaidimo tame, bet man va tas žmogaus tikrumas, ta meistytė, va čia mano yra. Jo, kur paslėp man čia. Taip. Leškas. Taip, bet finale ne leškai pasirodo problema ta, kad vyras žiūri jai per petį, žinai. Nu, jo. Taip. Jo. O pavyzdžiui, kas trigerina tavo ego? Neteisybė. Negaliu pakęsti. Aš kai matau neteisybę, aš daug man net ašaros, sakysi, kaupėsi. Taip. Nu, kur žinok, vandantis sukandų sėdžiu. Taip. Tu dabar esi vadovė jau nebe vienoj, o jau dviejose vietose. Taip? Kas, pavyzdžiui, yra per tiek laiko, va tu pati sakai, kad labai visą laiką samdydavai žmonės, niekada nebuvai samdoma. Nu, retai. Apart to pirmo. Taip. Kas yra tavo red flagų sąraše šitoje vietoje? Tiek apie žmonės kalbant, kaip tu, ką tu žiūri, žinai, samdydama po tiek metų patirties mados pasaulyje. Kas svarbu? Aš gal truputėlį pataisysiu klausimą, jeigu leisi, kad aš gal tiesiogiai pati gal nesamdau žmonių, ar ne, bet aš galbūt renkuosi žmonės, su kuriais dirbti, bet, žinai, tą techninę atranką daro kiti žmonės, vardan teisingumo. Taip. Jo. Bet jo, aš turiu galimybę pasirinkti, su kuo aš dirbsiu, arba kas noriu, kad dirbtų su manim. Tai man red flagas visą laiką yra, jeigu aš matau... Ugnė, man atrodo, kad aš labai gerai jaučiu žmonės. Ir aš kai matau, kad, va, jo, apie tą neteisybę, žinok, va, toks, vis netikras, kažką apsimeta, kažko nedasako, biškai ne visai iki žiūri, aš tą kūno kalbą visai gal neblogai jaučiu, man toks, arba kažką, tak sako, nedasako, kažką lyg už nugaros daro.
kažką, žinai, tipo, lik netyčia, bet padarė, bet man sukūrė problemą. Man taip nepatinka ir man yra didžiulis red flagas, nes reiškia, kad tas žmogus kels man papildomų rūpesčių, vietoj to, kad mes sklandžiai dirbtume. Grįžtam į stiliaus rubriką ir trečias mano patarimas jums šiandien, ką dėvėti rudenį, yra trench stiliaus lietpalčiai. Labai daug kalbėti nereikia, tai yra absoliuti rudens ir pavasario klasika, kol mūsų orai leidžia tą daryti, tol nešiokite. Lietus lyja ar saulė šviečia, tai yra labai universalus rūbas. Rekomenduoju rinktis neutralios spalvos, kad galėtumėte nešioti prie bet kokio rūbo ir nereikėtų pergyventi, kad netiks prie jūsų batų. Vienas momentas, kuris jums padės šiek tiek pagyvinti savo įvaizdį, tai rinktis juos lietpalčius, pavyzdžiui, labai ilgo silueto arba, pavyzdžiui, labai plačiais pečiais arba labai siaurintų liemenių, pavyzdžiui, su diržu. Tai žodžiu, nebijokite eksperimentuoti ir rekomenduoju nesirinkti visiškai klasikinio kirpimo lietpalčių, to tradicinio, kuriuos nešiodavo mūsų mamos. O šiaip būkit madingas. O pavyzdžiui, iš tavęs kaip moters vadovės, aš šiaip labai nemėgstu atskirinėti moters verslininkės nuo vyro verslininko, nes čia tiesiog žmogus verslininkas, žinai, bet kaip tau sekėsi vystyti verslą, nes, žinai, stilistai ir stilistai dažniausiai yra laikomi menininkais arba žmonėmis iš meno pasaulio, ten grožio. Tai yra drabužių kūrėjai, tas pats, žinau. Ir tai yra priešingybė racionalumui, ko reikia versle. Tai, pavyzdžiui, kaip tau reikia išlaviruoti šitoj vietai? Nes, versle reikia rizikos, nebijot rizikuoti. Mano sutikti gyvenime geriausi verslininkai yra absoliučiai nutrūktgalviai ten. Jie pasirašė tiesiog keiščiausiam dalykam ir jiem tiesiog labai pasisekė. Taip. Ir tu, būdamas toks jautrus, toks, čia nesąmonė gal. Žinai, tu tiesiog girdži tave. Tai va, kaip tu išlaviravai? Bišakūnė, tai turbūt yra ne visai apie mane, jeigu taip atvirai. Nes aš esu kūrybiška, bet aš negalėčiau savo priskirti epiteto menišką. Aš manau, kad aš esu labiau komerciška. Ir man labai gražiai yra pasakius viena, man labai imponuojanti moteris, kuri dirba aprangos grupėje. Sako, Agne, tu esi labai komersantiška ar komerciška. Dabar bijau pasakyti žodį, bet sako, turi komersanto gyslelę. Ir aš tikrai ją turiu. Aš kiekvienoje situacijoje labai matau realią komercinę galimybę. Čia nebūtinai, kad žai ten parduosim tavo kelnes už brangiai, ne? Gali parduoti. Kapriai, štai prašau. Bet labiau toks, žinai, kaip būna, jeigu bus šitas rūbas, tada prie jo padarysim tą, tada jeigu taip parduosim ir taip iškomunikuo, man iškart dėliojasi planas. Man iškart, viskas. Man aš sukuriu rūbą ir ta galvoju, ką čia su juo nuveikus. Jisai gimsta man jau su aiškiu planu, ką su juo man daryti. Tai man tai labai padeda ir aš turiu komandą, kuri tą išpildo, nes aš esu visiškas idėjų generatorius, aš esu ugninė torpeda, bet aš nesu dueris. Nori tu mane nužudyti, tai pasadink mane prie kompiuterio ir neleisk atsikelt 8 valandas. Tai ten galėsi laisti, kiek norėsi, nieks nežydės. Šiaip labai įdomi kombinacija, nes kūrybiškiem žmonėm dažniausiai didžiausias iššūkis ir būna save parduoti. Žinai, tau tiesiog taip pasisekė. Kažkas gerą kombinaciją. Tokį kažko padarė. Aš kaip dabar atsimenu, aš būdama vaikų dalyvavau, čia visiškai nei tema, bet tu man apie tą pakrapinimą priminėjai. Žodžiu, papasakosiu tą, ko nieks nežino. Dalyvavau minimis konkurse. Nežvengiai. Minimis? My God, neplanau iš tą pasakoti. Gal nepradėt. Sakyk jau viską. Minimis, Agnė Gilytė. Nuvažiuojam. Nežinau, gal. Nusakyk, man viskas dalyvavau. Bet aš ką prisiminiau, kad aš tada, būdama vaikas, ką žinau, net nepaauglė, žinok, turbūt raudona, dar turiu praeit, man dabar šitas karščio banga į veidą. Aš kaip dabar atsimenu, kad aš dar būdama, man nebuvo, tarkim, 12 metų, gal mama pasakys tiksliau, aš sakiau kalbą prisistatymą ir aš sakiau, kad I was born, nes jau šal angliškai, I was born with a silver spoon in my mouth. Aš jau vaikas tą suvokiau. Kad aš turiu belenkiek daug gerų duotybių savyje ir aš galiu jas įdarbinti. Tai tas pakrapinimas man priminė, čia ta minimis išsaniai tema, bet... Bet geras, nes čia toks sveiko ego... Aš savo vertą, žinok, visą laiką kažkaip jaučiau, bet niekada nebuvau, tikrai nuoširdžiai, niekada nebuvau toks, kažkoks toks. Man visai labai fainas su žmogum būti tokiam fainam, lygiam kontakte, koks jisai
ir santykiai, koks jisai bebūtų. Ar ten būtų, žinai, nežinau, whatever, vakar matėm pasaulinio lygio žvaigždės, ir su jom kartu stovėti ir plepėti, žinai. Bet lygiai taip pat kažkoks žmogus, kuris tau duoda didžiulę pagalbą namuose, irgi su juo žiūrint, tiek taip pat kalbėti. Nu, man čia vėl apie tą patį, man žmonės yra žmonės. Jo. Man belenkai patinka, aš vieną turbūt nudžiūčiau, bet man reikia ir atsitraukti ir pabūti vienai. Toks, kaip mes juokam, introvertiška ekstravertė. Ja. Aš tarp kitko, kalbant apie tuos introvertus, ekstravertus, aš visada buvau ekstravertiška žiauriai. Mane mama vadindavo ultra ekstravertė. Tarsi aš nekenčiu būti viena, negaliu pakęsti. Aš jeigu galiu eiti 10 metrų parduotuvę nusipirkti pieno, nu neįsiu viena. Wow. Negaliu pakęsti. Yes. Bet staiga. Su amžium. Su kojos lūžiu. Aš negaliu patikėti, visur kišu tą kojos lūžį, bet man jis padarė gyvenimą. Jis man visiškai pakeitė gyvenimą. Wow. Aš labai praleidau namuose 3 mėnesius su ramentais. Tikrai labai mažai buvau išėjus kur, nes tiesiog yra beproto sunku ir buvo slidu, šlapia, šalta. Ir aš nuo to laiko tiesiog pastebėjau, kaip man, geras, kaip faina būti vienai. Aš, pavyzdžiui, einu kavos vieną gerą. Ta prasme, praeitų metų nebūtų tiesiog apsižegnojus. Taip, važiuoju. Tai dar pabandyk, čia dabar jau kitas lygis, pavyzdžiui, pietų viena. Wow, ne, kitoj mes nedaėjom dar. Dar ne, po truputėlį, negali viską iš karto. Taip. Tai va, bet tikiuosi lūžių nereiks šitam reikalui. Jo. Bet jo, aš pamažu jaučiu, žinok, pradedu jausti laimę, ką reiškia pabūti vienam. Ir aš čia neseniai buvau tokioje studijoje Naujamiesty, vadinasi, esu dabar. Ir ten buvo tokia holistinio gyvenimo specialistė. Ir aš labai pro pirštus žiūriu į tokį dalyką, kaip sakoma, su grain of salt, kaip čia gražiai lietuviškai išverst, kad skambėtų žipsneliu druskos. Su blaiviu protu, tiesiog žipsneliu blaivaus proto. Mano draugas sako, su kritiniu mąstymu. Taip. Also known as. Ir aš buvau toj paskaitoj ir tai buvo visiškai tokio racionalumo moteris. Jis sako, aš tiesiog pradėjau holistinio gyvenimu domėtis, nes man tragiškai parėjo skrandis ir hormonai. Ir tiesiog pradėjau domėtis. Ir aš buvau ten ir jinai pasakė labai fainą komentarą, kad tu niekaip nepasigydysi savo emocinių kažkokių traumų ar duobių, būdamas su žmonėm. Tiesiog neįmanoma. Nes tai ne išorė. Taip, ir tu gali būti ekstravertas, bet tau, žinok, sorry, pasigydyti teks vienam. Tai aš kažkaip labai išgirdau tą frazę, jinai man labai surezonavo ir labai suskambėjo ir tokį dabar darau savo. Pavyzdžiui, sekmadienį išvažiuoju kavos. Taip, to viskas, bežiūrėk, kaip grįžti susijungia. Jo, labai įdomu. Tai va. Gerai, ir dar noriu prieš baigiant mūsų pokalbį, noriu tave tiesiog jau galutinai supažininti su žmonėm kaip Agnė, ne kaip Agnė Gilytė. Mes šiandien neseniai turėjom skambutį ir užsikalbėjom apie maistą, tai aš noriu tiesiog, kad tu papasakotum žmonėm apie savo maisto maniją, kurią mes daliname. Taip, things in common. Taip. Jo, aš iš tikrųjų tai pradėkime, kad aš labai mėgstu valgyti. Bet man patinka skaniai valgyti, aš negaliu belenkai valgyti. Man gali būti labai paprastas maistas, man gali būti juoda duona, susėstų kur druskyti ir čia yra nuostabu. Čia ne apie tai. Nebūtai, kad turi būti fancy ir ten putiesiai. Gal kaip tik šito labiausiai ir nemėgstu, bet man turi būti skanus maistas, man patinka gražus maistas. Mes su vyru netgi turim, čia biškai frikiš, turim, žodžiu, appsą, kur turim susirašę restikus, susiraitingavę. Koks appsas? Manau, kad tikrai žmonėms įdomu. Bet appsas tai yra ne tam skirtas Trello, jis skirtas darbų planavimui. Jo, bet mes ten turim savo board, tą tokią kaip čia lentą, nežinau kaip vadinti, skilti, kuria ten, pavyzdžiui, tarkim, žinai, faini restikai, ten kokią nors ten beryšio, bet duoti antrą šansą, niekada neiti, nauji restikai išbandyti, pusryčiai pietus, brangus pigus, geri vinai, ir mes jo, jeigu pritrūkstam idėjų, kur eiti, mes jau turim tą tokį savo sąrašą ir ten einam, turim mėgstamas vietas, keliaudam irgi mėgstam labai ragauti. Ir man visai, kad kelionė yra ne apie, dabar nesugalvoju, checkpointus, tai ne kažkokius, tai kur reikia nusifotkinti, bet man yra visiškai apie maistą. O kaip tu, pavyzdžiui, ieškai užsienio restoranų, nes aš galiu pasakyti, kad aš su tavim dalinuosi šitų pomėgių, bet ne dėl to, kad labai mėgstu maisto, dėl to, kad labai mėgstu būti kažkur. Man visa ta patirtis beprotiškai patinka. Ir aš, pavyzdžiui, jau gal pasakau tau irgi, man nėra jokio skirtumo, ką aš valgau. Aš galiu valgyti kotletą, aš galiu valgyti šaltieną, bulvę arba pyragą. Nu gerai, pyragas ne,
kalbėkime apie surius dalykus. Man daugiau mažiau viskas skanu, jo. Patiko? Jo, patiko. Ai, ne, ir žinok, aš negaliu... Tai net jaučiu, kad aliejus prastas. Nu, tai bet aš nesu ekspertė, tausia, kad mes čia būtų on the same page. Bet tiesiog, aš net būna, taip žinai, net jaučiu, kad ar liežuvio šonai, ar galiukas, man labai, bet tas pats yra su vynu, su desertu geru. Pavyzdžiui, jeigu man toks, žinai, kažkas su kažko sutepta, tai man gali ir nebūt. Taip. Bet jeigu ten jau, žinai, ten ir puru, ir sluoksniai, ir šviežia, ir patarkojas. Nu tai va, man labai patinka, kai būna skanu. Socialinis kažkoks eksperientas. Bet man dar labiau patinka, kai aš atinu į restoraną, ten būna kažkokia įdomi aplinka. Fainai sustatyti stalai, tave kažkaip įdomiai pasodina, ateina fainas padavėjas. Jo, tas irgi labai svarbu padavėjas, kai gerai. Pakalbina, parekomenduoja, čia kažką ten tau sudėlioja, kažkokią kombinaciją. Aš tiesiog dievinu visą tą patirtį ir man išeiti iš restorano, man būna tokia... Jėga. Wow, žinai, tokia tu patirčių tokia rinkėja. Aš labai per gomurį. Aišku, viskas kartu, bet per gomurį. O tu grinai per tą, kaip gražiai. Ir aš irgi toks labai keistas dalykas, man patinka sotumo jausmas. Aš dievinu sotumo jausmą. Man, kadangi aš nemažai sportuoju, aš dažniausia po sporto būnu tiesiog žvėriškai alkana, aš greit pavalgau ir man tada toks... Viskas vietoj, viskas. Dabar galima ramiai kažką daryti. Aš dievinu sotumo jausmą. Ta prasme, kas nedievina, aišku. Girdžiu tave, aš, pavyzdžiui, jeigu aš esu alkana, aš esu labai pikta. Ir kai čia keliavo Instagram'e tas memas, kad tipo, you look happy, thanks, I just ate. Taip, čia apie mane. Tai apie mane irgi, žinok. Aš neturiu hangry momentą, bet aš tiesiog, aš kai būdu alkana, aš tiesiog labai noriu pavalgyti. Toks greičiau, man žiūrėk, davai čia greit numetam, einam valgom, tada jau visą kitą galime. Taip. Tai mes, pavyzdžiui, su vyru, kai varom kelionę, pavyzdžiui, man Kristis yra, jis toksai, kur tipo, nežinau, nusileidžiam 9 vakaro, ten, tarkim, ruostai, būna mieste 10, ir aš tipo sakau, tai viskas, davai einam pamiegosim, ir tu anksti atsikelsim, čia varysi. Ne, tai, valgys, sakau, belenkur, sakau, nes aš taip, jeigu esu pavargus ir alkana, man tada jau neberūpi restoranai, man reikia tą malšinti žvėrį. O Kristis eis, ieškos ir tada supranti, aš jau tasi pagatava, nežinau, ką jam padaryti už tai. Taip. Bet jisai išieško, suranda ir mes tą turim nuostabią patirtį, bet man tas laukimo laikas, kai man jau ten supranti būgnai groja, aš nežinau, ką aš galiu jam padaryti. Taip. Bet po to būna gerai. Taip. Bet aš, pavyzdžiui, niekaip, mane labai erzina šitas momentas, kad aš atvažiuoju į kitą šalį kažkokią, žinai, ir reikia rinktis restoraną. Nes aš dirbu su skaitmeniniu marketingu ir aš tiesiog, žinai, nebepasitikiu niekuo internete. Ir man tai, kad ten yra 4,6 žvaigždutės, man tiesiog, aš jau žinau, kiek kad nupirkta. Žinai, man toks, tiesiog mano pernelyg kritinis mąstymas visur yra įsijungęs ir aš žinau, kad visur yra skemas. Tai geriausia, aišku, eiti per, faktas, per rekomendacijas, jeigu turi tokią galimybę, bet šiais laikais, kai žmonės tiek daug keliauja ir aplink tiek daug žmonių, kurie yra tikrai foodžiai, kurie domisi, tai, vaikšto tie sąrašai, kaip čia pasakyti. Taip. Bet pastaruoju metu dabar man labai TikToko serčiai padeda. Dabar buvau Positano, privedžiau Positano restaurants ir labai gerų išmetė, tokių ten, žinai, modernių pizzerijų. Tai va, tai čia ta pizzerija, apie kurią ką tik paminėjau, moderni tokia, labai tipo modernios picos, bet ten tradiciškai kepamos, žodžiu, žiauriai gerai galėsiu, jeigu ką įdomu pasakyti. Ir žinok, tos datulės, kurias čia mes ragavom, tai jos ne šiaip sau čia yra. Mes turime dovanų ir tau! Trūdėjai. Šiaip tai iš tikrųjų labai skanios. Ačiū, Ugne. Va, ta bus kelionė į sodybą. Taip. Ir man, ir turime ir vyrams už kameros. Dar dovanų. Tai va, tai tu gavai viską tą patį, ką mes čia turim ant stalo. Tai aš tai tikrai dar karčiuką rekomenduoju. Žiauriai skanu šiaip yra. Ir sveika. Nu tai ką, Agne, aš tai labai noriu tau padėkoti, kad atėjai čia. Ir prisistatėjai ir padarėm tokią gražią įžangą ir aš labai džiaugiuosi, kad mes susitiksim ir toliau podcastuose, galbūt mažiau tavęs matys žmonės kitose podcastuose. Bet gal jaus kažkokį, žinai, mūsų, kad mes gal pasitarėm, gal kažką, žinai, padarėm. Agne mums ten pribirens. Tai va, tai ačiū tau labai, labai man smagu tave čia matyti. Ačiū tau. O to pačiu noriu visus pakviesti subscribinti mūsų kanalą, nes mūsų naujas sezonas tikrai serviruoja daug naujienų ir pats žurnalas jau visai kitoks, tai sekit mus visur, kur tik tai įmanoma ir iki.
Ciao.